Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu dar vieną Hikvision naujieną. Ir tai yra analoginiai 2 laidų telefonspiniai. Tai manau nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomos turim šito dėžutėje. Pirmas dalykas, ką matom, telefonspinis dar net neišpakavę iš dėžės. Kaip jau ir sakiau, tai yra 2 laidų telefonspiniai. Reiškia, kad galima pakeisti praktiškai bet kokias senas telefonspines, realiai galima atnaujinti bet kokią susisiekimų ar įėjimo sistemą pasinaudojant šią telefonspinę. Ji, kaip matot, yra modulinė. Čia tokią pat telefonspinę turiu sumontuotą su Hikvision monitoriumi. Paskui šiek tiek daugiau pakalbėsiu, čia parodysiu, kaip visa tai veikia. Bet iš esmės čia yra modulinė telefonspinė, kurią galima montuoti su papildomais priedais, pavyzdžiui, pirštų antspaudų jutiklių, klaviatūrą ar kitais priedais, arba ją galima montuoti vieną atskirai. Ir turbūt didžiausias pagrindinis šios telefonspinės pliusas, kad ji yra skirta transformuoti pasenusias telefonspinių sistemas. Ir tam užtenka tik 2 laidų. Tai pažiūrim, ką gaunam dėžutėje. Turim instrukcijas, greito starto gidą ir atsuktuvą ir keletą tokių dangtelių. Jie, kaip matot, yra skirti įdėti po pačią telefonspinę ir galima turėti vieną mygtuką arba galima turėti 2 mygtukus. Ir žinoma, gaunam pačią telefonspinę. Jie atrodo maždaug taip. Priekiniai daly pačiam centre turim lęšį, kamera yra 2 megapikselių ir šalia lęšio iš abiejų pusių turim naktinį AR pašvietimą, kuris yra net iki 30 metrų. Taip pat vienas iš montavimo palengvinimų yra tas, kad telefonspinė yra plug and play. Tai reiškia, kad jei pajungus maitinimą, pagrindinius nustatymus galima lengvai konfigūruoti, peržiūrėti vaizdo įrašus ir atidaryti duris taip pat galima HiConnect mobilioje programėlėje ir pasinaudojant tokią telefonspinę, prie jos galima prijungti net iki 99 įrenginių. Kitaip tariant, tokią telefonspinę sumontavus daugiaaukštyje, jie galės naudotis net iki 99 butų. Ir atitinkamai vienoje sistemoje galima prijungti net iki 16 pastatų. Pats korpusas plastikinis, priekinė daly turim šiek tiek nerūdijančio plieno akcentų, taip pat turim garsiakalbį, viršui kelias LED indikacijas, ir galinėje daly turim tamperį, kas reiškia, kad jeigu telefonspinę kas nors bandys nuimti nuo jos montavimo bazės, iš karto bus siunčiamas alarmas. Apatinėje daly turim maitinimo jungtį, alarminius išėjimus ir įėjimus ir gale po dangteliu ir galinėje daly nuėmus dangtelį turim reset mygtuką ir tokius mechaninius svičiukus, kurių pagalba mums nereikia nieko konfigūruoti. Svarbu, kad šie svičiukai būtų nustatyti ir atitiktų ekrano kodą. Taigi viskas labai paprasta. Telefonspinė talpina iki 2000 skirtingų vartotojų, turi 2 RS485 jungtis, taip pat turi 2 užrakto valdymus ir yra pritaikyta montuoti lauko sąlygomis. Priklauso IP65 ir IK08 apsaugos klasėms. Taip pat anot gamintojo veikia nuo -40 iki +60 laipsnių Celsijaus. O dabar pažiūrėkim, kaip visą tai veikia. Taigi, kaip matot, pavyzdys sumontuotas vienas mygtukas, telefonspinė įdėta į rėmelį ir, sakykim, prie telefonspinės galim paspausti skambinimo mygtuką ir telefonspinė iškart kontaktuoja su ekranu. Ir ekrane galima atitinkamai arba atrakinti duris, atsiliepti, arba atmest pokalbį. Taip spausiu. Atrakinti duris, suveiktinamas durų magnetas ir tokiu būdu galima įeiti pro duris. Ir patį ekraną galima prijungti prie HiConnect paskyros ir visus pranešimus, skambučius ir durų valdymą turėti tiesiai savo telefone. Taip pat, paspaudę Live View, galim pasirinkti kamerą ir matyti tiesioginį vaizdą, kas yra prie durų. Net jeigu prie telefonspinės mygtuko niekas ir nepaspaudžia, telefonspinės kamera filmuoja net 133 laipsnių horizontalių kampų. Ir ekrane taip pat turim papildomų nustatymų, galima keisti skambėjimo toną, garsumą, ryškumą ir visus kitus dalykus, bet apie šios Hikvision monitorius galima padaryti visiškai atskirą apžvalgą. O galiniai dalykai, kaip mato, turi maitinimo šaltinį 2 laidų analoginiai sistemai, nes jai maitinti reikalinga 48 voltai ir taip pat turim 2 laidų analoginės sistemos distributorių. Ir kaip mato, 2 laidai keliauja į pačią telefonspinę ir 2 laidai keliauja į patį monitorių. Ir atitinkamai prie jos galima prijungti daug daugiau įrenginių. Taigi iš esmės tiek būtų apie šią analoginė 2 laidų telefonspinė. Sistema yra super paprasta, lengvai instaliuojama ir gali lengvai
modernizuoti daugumą būtų. Konfiguravimas labai lengvas, bazinė konfiguracija nereikalauja VMS ar HeConnect programų. Visą konfiguraciją galima padaryti pasinaudojant mano rodytais svičiukais ir tokią sistemą galima praplėsti papildomais dalykais, kaip jau ir sakiau, pirštų atspaudais, klaviatūromis ar kortelių skaitytuvais ir turėti daugiau įeigos pasirinkimų. Tai paprasta, bet tikrai galinga sistema. Norėdami įsigyti šios ir kitus mano apžvelgtus Hikvision produktus, tą padaryti galite mūsų partnerių parduotuvėse. Visą partnerių sąrašą rasite apsilankę hikvision.lt. Jeigu ši trumpa apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą ir įsijungti varpelį. Tokiu būdu nepraleisti pačių naujausių produktų apžvalgų. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.